Visiems labą dieną, vakarą, rytą. Aš Dailė ir šiandien aš žaisiu Farming Simulator 18. Sveika, pradedam. Čia aš buvau pasėjęs. Aš nesuprantu, kodėl gal užgriuvo čia tie kviečiai ar kas. Tai parašykit komentaruose, ką man reikia daryti. Čia ir buvau neseniai pasėjęs. Buvau sau nusipirkęs tokių dalykėlių visokių, čia žolė jau po truputį išaugo. Tai šiandien aš norėčiau gal kažką nuveikti. Pirmą sau norėčiau kokių gyvūnų nupirkti. Bet kad tos gyvūnus nupirkti, man reikia pinigų. Tai aš nežinau, ką aš darysiu, bet kad aš buvau pasėjęs čia kviečius. Toliau čia ir pasėti kviečiai. Ir kai tie kviečiai užaugs, aš nežinau, ar jie ir pilki bus, bet žinokit, parašykit man komentaruose, kodėl jie pilki. Aš turiu 2 traktorius Jacob. Ir aš nežinau, aš norėčiau gauti savo pieno. Nežinau, aš norėčiau savo pieno pasiimti iš karvių. Čia truputį pieno to yra, matau. Tai kad aš nežinau, ką toliau su tuo pienu daryti man. Bet kad man atrodo, jį kažkur reikėtų nuvežti. Aš jį galiu kažkur nuvežti. O, jį galima nuvežti. Čia rodo, kad galima nuvežti. Aš nuvešiu į savo arčiausiai. Ir traktorius pas man čia veš tą pieną. Ir truputį galėsiu pinigų užsidirbti. Turbūt 5 gabalus. Tai kad šitas video eina į pabaigą. Čia buvo apžvalga ant mano fermos. Tai žinokit, čia buvo apžvalga ant mano fermos. Ir čia dar neprasidėjo pirma dalis. Nu kaip čia ir prasidėjo pirma dalis, bet aš nežinau. Bet čia taip tai tiesiog apžvalga ant mano fermos. Pirma dalis žaidimo prasidės kitą kartą. Ką žinau, gal šiandien įkelsiu, bet negalvoju, kad šiandien įkelsiu. Neįsakau tiksliai, kad šiandien įkelsiu. Gal po dienos, tiksliau rytoj. Ir vo čia mes atvarome, gauname pieno. Tai kad visiems iki, spauskite like, spauskite patiktuką, spauskite subscribe ir rašykite komentarus. Tai kad visiems čiau. Čia buvo Gaming LT ir čiau.